Hei, gal sumeta! 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 Sveikas įsijungęs laidą Sumetam. Laidą apie krepšinį su pabarstukais. Šiandien šitoje aikštelėje susitiks du kapitonai, kurie iš visiškai nepažįstamų savo žmonių suburs tikrą komandą ir pabandys nepralaimėti. O tam, kad krepšinis būtų nenubodus, aš jums paruošiau specialių užduočių. Mes jau esam pasiruošę. Jeigu tu esi pasiruošęs, 3, 2, 1. Sumetam. Sumetam! Susipažinkime su pirmuoju šiandienos kapitonu. Žmogus, kuris savo rankoje dažniau laiko ne krepšinio kamuolį, o kamerą. Bet apie ryšį žinantis labai daug tiesioginė ir perkeltinė to žodžio prasme. Taigi, ponai ir ponios, pasitikime Artūras! Labas, Artūrai. Kaip manai, kokia yra paslaptis geros krepšinio komandos? Tai svarbiausia nerinkti komandą žemą ūgių, aukštesnių žmonių. Bet tu girdėjęs patarlę, svarbu ne ūgis, o smūgis. Ne, manau, čia neveikia šitas dalykas. Pasakyk, ar tu šiandien pasiruošęs pralaimėti, ar laimėti? Tik pergalę. No way, 100% laimėjimas. To aš tau ir linkiu. Dėkui. O mes susipažinkime su antruoju kapitonu. Žymiausiojo kūno dalis yra bicepsas. Ryški reperio išorė slepia labai kuklų poetinį vidų. Antrasis kapitonas reperis kuklus. Labadiena. Labą. Na, ar tenka pamėtyti kašiuką? Kažkada tekdavo. Draugai mano dėdavo į kašį, aš dėdavau ant egzaminų. Tai iš esmės, jo, patiko krepšinis, bet jau seniai nežaidžiau. Tai... Na, turėsi šiandien galimybę prisiminti tos visus įgūdžius, kuriuos kažkada turėjai. Taigi, vyrai, prieš pirmąjį etapą mes turime nuspręsti, dėl ko šiandien žaidžiame. Žiūrėk, jeigu tu pralaimėsi, turėsi man padainuoti romantišką airiją. O, labai gerai. Tarsi aš būčiau balkonė ir tu po balkonu stovi. Super, labai gerai. Artūrai, jeigu tu laimėsi, ką kuklus turės padaryti? Kojų masažą man. Arba kažkam kitam, nežinau. Gerai. Dar nežinau, ar aš to noriu. Super. Kertam rankom ir perinam prie drafto. Sumetam! Šio etapo esmė yra surinkti savo komandą. Turime 6 žaidėjus, bet tik 3 iš jų moka žaisti krepšinį, o 3 yra, taip sakant, paprasti praeiviai, mes juos pagavome prieš tai. Ant vaskyčiai išsiaiškinkit, kuris pirmasis turės teisę pasirinkti žaidėją. Artūrai, tau atiteko pirmenybė, taigi ką tu renkiesi? O tai negaliu uždavinėti klausimų, tiesiog... Jokių klausimų, tiesiog pasikliauk savo intuiciją. Iš stovėsnos matau, taip stovi, taip, kaip manau, kaip krepšininkas. Aš pagal šitą renku žmonės, nežinau. Na, atrodo kaip krepšininkas. Gerai, kandidatas numeris 1, žaidėjas numeris 1. Parodyk savo įgūdžius. Tai čia gerai ar blogai? Tau lieka spręsti, o aš užduosiu keletą klausimų. Labas. Sveikas. Ko esi vardu? Įgūdis. Tai išduok paslaptį. Ar tu esi krepšinio žaidėjas? Tikrai nesu krepšinio žaidėjas. Artūrai, taigi tu pirmąjį žaidėją išsirinkai, kuris, na, kaip matome, silpnai žaidžia. Negu dar, išmoksim. Labai gerai. Taigi, kviečiu tave į Artūro komandą. Aš irgi nemoku, šiaip tai normaliai. Kuklus, rinkis savo pirmąjį žaidėją. Nu, dabar turėsiu daugiau šansų pataikyti. Taip, mes turime dabar 3 žaidžiančius ir 2 nežaidžiantis. Žiūrėkit, aš iš karto pagal rūbus sprendžiu. Žiūrėkit, yra žmogus, antras numeris, pas kurį kojinės kaip pas mane. Čia yra krepšininko bruožas. Čia tikrai turi būti krepšininkas. Aš esu dabar krepšinio laidoj ir tai yra mano visas įvaizdis, bent kažkiek pridedantis taškų į mano krepšinio skilsų. Gerai. Taigi, žaidėjas numeris 2. Nu, davai. Parodyk, ką mokė. Jau matau. Nepataikė, bet man atrodo, jis kažką yra tokia minkšta. Labas, ko vardu? Robertas. Robertai, pasakyk, ar tau tenka žaisti krepšinį? Taip. Taigi kuklus išsirinko pirmąjį žaidėją, kuris tikrai moka žaisti. Robertai, stokis į kuklus komandą. Artūrai,
Tavo šansai vėl 50-50, taip sakant. Tu nesu jais atėjai, ne? Nedraugai tavo? Aha, gerai. Tai vienas čia specialiai. Pagalvok, vienas pas tave žemesnis. Man atrodo, jis specialiai sušlepėdama atėjo, kad, tipo, nu, kad nepagalvočiau, kad jis krepšininkas. Kol kas mes einam paeiliui. Pirmas, antras, reiškia trečias. Rinkėsi žaidėją Taip. Nu, pažiūrėsim, ką jisai moka. Tai surinksim svajonių komandą. Jo! Yeah. Krepšininkas. Kol kas nieks nepataikė. Kas čia vyksta, aš nesuprantu. Gerai, labas. Sveiki. Nepataikai, kabliuką bandėjai padaryti, bet atsakyk į klausimą, ar tu moki žaisti krepšinį? Moku. Taip! Taigi Artūras turi pirmą žaidėją, kuris moka. Taip, eini į Artūro komandą ir grįžtam prie kuklus, rinki savo antrąjį žaidėją. Tu kažką pažįsti šio? Palauk, pas mus ūgis gerai, vidutinio, nu, mums reikia kažkokio aukšto, bet žiūrėk, aukštas jis toks vapšė. Pasimetęs, tu pažiūrėk. Bet žiūrėk, jisai yra su akiniais. Išsigandęs visas. Jisai gal iš viso yra, nežinau, nu, kuo aukštesnis žmogus, tu atsimink, jo koordinacija yra silpnesnė. Tai vat, mes... Tai tu gali tiesiog išsirinkti aukštą, bet iš tiesų iš jo bus naudos 0. Nes pavyzdžiui, šitas gal specialiai užsidėjo kostiuminius Šitas kelnes. žaidėjas akiniais, tai iš vis net nesimato akių, neaišku. Ar jis savim pasitikė, ar Gal ne? jis vapšė nieko nemato. Tai gal jisai, Gal gal jisai ant tiek pasitikė, kad specialiai uždengė savo akis. Gerai, 3, 2, 1, tu rinkėsi. Nu, imam didžiausią. Gerai, kandidatas numeris 4. Pakabinėsi kamuolį tiesiog. Na. Ir jis aš nežaidžiu krepšinio. Aš tiesiog aukštas. Gerai, labas. Labas. O viešpatie, koks tu aukštas. Gerai. Ko tu esi vardu? Marcin. Marcin, pasakyk, prašau. Ar tu žaidži krepšinį? Žaidžiu. Taip! Taigi, kuklus savo komandoje jau turi 2 žaidžiančius žaidėjus. Artūras turi tokią mišrią komandą. Na, Artūrai, paskutinė tavo galimybė. Tu rinkiesi iš 2 nežaidžiančių. Tai tu turi tiesiog pagal jų išvaizdą, pagal jų poziciją suprasti, kuris iš jų blogiau žaidžia negu nežaidžia. Dabar kvailai jaučiuosi, kad nepasirinkau pirmas, pačio aukščiausio čia žmogaus. Manau, dešinį vyruką. Kandidatas numeris 6, parodyk savo įgūdžius. Žinome, kad nemoki žaist, bet... Žiūrėk, geriau negu kai kurie krepšininkai, ne? Atrodo, kandidatė, ateik čia. Taigi žaidėjas numeris 6, labas, ko vardu? Žaidėjas numeris 6, Daniel. Tu nežaidži krepšinio, Nežaidžiu dėja. bet ką gyvenime veiki? Šokiu. Šoka! Gerai, šokėjai. Taip, šokėjas yra komandai gerai, reiškia kojos tikrai juda ir man atrodo pas jį ištvermė yra gera. Gerai, linkiu tau sėkmės, keliauk pas Artūrą. Ir tau liko žaidėjas numeris 5. 5 čia, ne? 5. Prašau, kamuolys, parodyk savo įgūdžius. Na, Nu, lietė, lanka. lietė. Čia jau labai gerai. Lietė, gerai, žaidėjas numeris 5, ko vardu? Karolis. Karoli, pasakyk, mes jau žinome tikrai, kad tu nesi krepšinio žaidėjas. Ką gyvenime veikia? Baldus gaminau. Baldus gamini? Wow! O pasakyk, kaip galėtum sujungti baldų gamybą ir krepšinį, kom tai yra panašu? Komandinis darbas. Komandinis darbas, super. Kuklus komanda turi komandinį žaidėją, prisijung prie savo kapitono. Na, o kol komandos kapitonai dabar su savo komanda tarėsi, kurią eilės tvarka jie atlikinės sekančius iššūkius, aš einu savo ramiai pamėtysiu į krepšį. Atėjo metas pakalbėti apie taisyklės. Mūsų komandų laukia 3 iššūkiai. Komandų kapitonai sudarė savo žaidėjų eiliškumą, kurie atlikinės tuos iššūkius. Kiekviename iššūkyje sudalyvauja po 1 žaidėją iš kiekvienos komandos. Vienas žaidėjas gali atnešti savo komandai po iššūkio 1 tašką, kuris yra labai svarbus finalinėme etape, todėl pasistengkite. Iššūkio etape kapitonai nedalyvauja. Čia jie yra treneriai, oratoriai, motivatoriai, jie palaiko savo komandą ir žaidėją tik tais balsu. Pirmajame iššūkyje dalyvauja
Igoris iš Artūro komandos ir Karolis iš Kuklus komandos. O štai koks iššūkis jų laukia. Iššūkis audra bokale. Laikant bokalą aukštyn kojomis reikia išsukti saldainį taip, kad pernešti jį į kitą stalo galą ir įmesti į dubenėlį. Kuo daugiau, tuo geriau. Sumetam! Taigi jau netrukus pradėsime pirmąją užduotį. Igoris jau yra starto vietoje. Artūrai, paskutinis palinkėjimas savo komandos nariui. Paskubėt. Paskubėk. Igori, na tu pats viską girdėjai. Taigi pradedam. 3, 2, 1, startas. Žiūrėk kaip jis daro. Ir daryk geriau. 3, 4, 5. Ar tai legalu iš vis? 6. Jisai dar žiūri. Ambizija. Ta prasme, wow. Ne, nu tai Man nesąmonė. atrodo, mes turime paprašyti redakcijos dar daugiau saldainių. Taip, 30 sekundžių liko. Taip. Ar tu tikėjaisi tokio rezultato iš Igorio? Žinok, ne, apsiai netikėjau. Igori? Po 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu net neskubėjai. Viskas. Žinok, nice. Wow. Gerai, paskaičiuokime, kiek Igoris saldainių surinko. Taip. Ir mes turime 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ir lygiai 20 saldainių atkeliavo. Ačiū, Igori. Taigi, turime aukštai pakeltą kartelę. Dabar į starto poziciją kviečiu Karolį. Sumetam! Taigi Karolis stovi jau starto pozicijoje, primenu, 20 saldainių. Čia yra minimum, kiek reikia pernešti, kad gauti tašką. Kuklus, koks tavo bus palinkėjimas savo komandos nario? Kilnok stikliuką kaip per naujaką. Tuom viskas pasakyta. 3, 2, 1, pradedam! Let's go! Suk ratelį, suk į vieną pusę. Pasakyk, mergaitė, būsi mano tėvė. Mergaitė, stum čia pusę taško. Ar tu mano būsi? Davai, Karolį, davai, ką? Ant vieną tu įme. Garbės saldainiai! Pirmas, dar liko 19, 18. Dar 10 kartų tiek pat, davai, tik tai. Suk ratelį, suk į vieną pusę. Kol kas daugiau saldainių yra nukrypę ant grindų negu... Taip. Mano taip ar ne? Ką jau čia? Ar tu tikėjaisi tokio rezultato? Tikėjausi blogiau. Tad viskas labai gerai. Kol kas viskas eina pagal Aš tikiu, kad aš sugebėsiu ir sustabdyti laiką. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Baigiam! Karolis sugrįžk atgal pas savo komandą. Paskaičiuojam. Karoliui reikėjo daugiau, ne mažiau. Čia tas laimi, kas Kasgi čia? daugiau. Na, pažiūrėkime. Bet čia jis blogai paaiškina taisyklės. Teisėjas blogai paaiškina taisyklės. 4, 5, 6. Ir pirmąjį iššūkį, ir pirmąjį tašką laimėjo Artūro komanda! Čia, kad jie pasidžiaugtų biškį. Putojus, va taip. Iššūkis jaučiu kur metu. Metant kamuolius virš galvos reikia pataikyti kuo daugiau kartų į krepšį, pritvirtintą ant žaidėjo nugaros. Sumetam! Antrąjį iššūkį pradės Kuklus komanda ir jų narys Marcin. Ir aišku, šį kartą kapitonas jau ne tik moraliai palaikys, bet ir kamuolius padavinės. Ar nesudrebės ranka? Tikiuosi nesudrebės, kamuoliai mano dydžio, tai viskas turėtų būti sklandžiai. Labai gerai, pažiūrėsime, kiek šį kartą pavyks pelnyti taškų, o mes pradedam. 3, 2, 1, laik krepšinis vyksta. Aha. Taip. O, turime pirmąjį tašką.
Taip, kamuoliai skrenda į šoną. Antras taškas yra, taip. Dažniau mėtik tiesiog ir viskas, bus gerai. Ojojoj. Taip, turime 40 sekundžių. Kur mūsų kamuoliai? 3 Gerai. taškai. Po 2 mėtik tiesiog, viskas gerai bus. 3. Gerai, mums daugiau nereikia. Ai, buvo labai arti. Davai. 4 taškai. Mano. Laikas nenumaldomai bėga. 10. Davai, gerai. 10 sekundžių. Gerai. Ir 5. Nu, davai penktą. 3, Penktą. 2, 1, 0. Viskas. Tai buvo paskutinis metimas. Pataikiai 4 kamuolius. Taigi, na, kaip manai, daug mažai? Pakaks. Kol kas pakaks. Pereinam prie Artūro komandos ir pas tave tavo šitą iššūkį atlikinės kas? Severin. Taigi, Vienintelis krepšininkas. vienintelis krepšininkas, užsidėk lanką ir pažiūrėsim, ar tau 4 yra daug, ar mažai. Sumetam! Matei, kaip tavo konkurentas darė. Ką manai, ką reikia pakeisti, kad pelnyt daugiau negu 4 taškus? Tiksliau pataikyt. Geriau! Pažiūrėsim, ar tau tai pavyks. Stokis į centrą, taip, Artūrai, primenu. Tu ne tik žodžiu padedi, bet ir paduodamas kamuolį, gal tame irgi slypi kažkokia paslaptis. Žodžiu, pats viską žinai. 3, 2, 1, pradedam. Labai gerai. Pirmas kamuolys skrenda pro šoną, antras. Irgi primenu, turite 1 minutę. Taip, pirmas taškas. Pirmas taškas jau yra. Nėra. Nebuvo dar. Ne, 1-0. Vienas kol kas taškas yra. Taip. Ai, buvo arti. Nebuvo dar ne viena? 1 taškas yra. 2 taškai. 2. Ir pražanga. Į galvą gavau. 3 taškai ir dar lygiai tiek pat laiko. Ir daugiau nepataikė. 3 taškai. Mes susitvarkom. Primenu, reikia ne į galvą, o į krepšinį mes. Taip, 10 sekundžių. Dar vieną, dar. 10, 4 taškai. 9, 8, 7, 5 taškai. 10 sekundžių dar bėga. 5, 4, 3, 1, 0. Taigi 6, 4 ir vėl antrajam iššūkyje labiau pavyko Artūro komandai. Naujokas sėkmė. 2 taškai Artūro komandai ir kol kas 0 taškų kuklus komandai. Kol kas jie eina kukliai, bet mes turime trečią iššūkį. Iššūkis – krepšinio katapulta. Šaudant kamuoliais iš katapultos nuo baudų linijos, reikia pataikyti kuo daugiau kartų į krepšį. 1 pataikymas, 1 taškas. Trečiasis iššūkis. Danieliau, kaip tu pasiruošęs? Pasiruošęs ir mūsų komanda, manau, pelnys 3 tašką. O, geras nusiteikimas. Na, pažiūrėsim, kaip tau išeis. Taigi, 1, 2, 3, pradėk. O tai mes paduodam kamuolį, ar ne? Na, jūs gaudykit kamuolį. O, gera pradžia pusė darbo. Kaip tau Taip. Kamuolys lietė tinklą. Beliko dar pataikyti. Jau progresas. Ne, su tokiu pataikymu tai... Danieliau, biški jėgos. Tokias, aišku, pavydėtų, bet... Reikia jėgos. Nereik. Jiems ir nereikia, jau psichologiškai Taip, 10 sekundžių lieka. 10 sekundžių lieka šitai agonijai. Ir... Psichologiškai jau 5, viskas. 4, 3. Lietė lanką. Ir Artūrai, tavo komanda pataikė lygiai apvalų 0. Kuklus, ruoš savo žaidėją. Sumetam! Taigi, Robertas jau stovi savo pozicijoje, matei, kaip nereikia. Ką pakeisi? Pakeisiu tai, kad aš darysiu tai aš, o ne jie. Ir kiek pataikysi? Viską. Viską? Na, kaip ten, viską, ką metu, tai ir pataiko, ne? 6. Gerai. Kaip kojytas juda. Labai geras nusiteikimas, tai pažiūrėkime, kas iš to gausis. 3, 2, 1.
Padarėm išvadas ir dabar. Na, beveik kažkur pataikiai. Komanda padeda kamuoliukus. Ir vėl ta pati klaida. Visiems trūksta jėgų. Trūksta jėgų, trūksta košės. Geriau. Na, parodykit, kad iš viso tai yra įmanoma padaryti. Tikrai įmanoma, Rob, kad tu gali. Oi, kaip arti. 10 sekundžių, 10, 9. Taip, jiems pavyko pataikyti 2. Ir trečiajame iššūkyje Kuklus išrauna pergalę ir gauna tą 1 tašką. Bendras rezultatas yra 2-1. Pažiūrėkime, kas iš to gausis. Sumetam! Jau už kelių akimirkų mūsų komandos susirungs krepšinio 3-3 rungtynėse, bet prieš tai mes turime išsiaiškinti, kurią iš šitų 5 beprotiškų kortų mūsų kapitonas išsirinks. Primenu, iššūkio etape bendru rezultatu 2. Kiek ten? 2-1 laimėjo Artūro komanda ir Artūras turi teisę išsirinkti vieną iš šitų 5 kortų. Aišku, kadangi tu laimėjai, tu gali ir perleisti traukimo galimybę kukliam. Viena korta, vienas žaidimo patobulinimas. Primenu, patobulinimas gali būti ne visą laiką jūsų komandos labui. Tai kaip, traukiam? Galiu pasitarti su komanda? Aišku. 3 sekundės. 3, 2, 1. Traukiam? Ir... Gerai, traukiam mes. Gerai. Kurią kortą traukiat? Matematika. Du blogi Gerai. Traukiame šitas kortas, jos jau daugiau nebereikalingos. Gerai. Ir aš noriu pasižiūrėti. O, ponai ir ponelės, ir panyčiai, ir poniukai. Tai yra auksinė minutė. Jūs turėsite 1 minutę, kai jūsų komandos taškai skaičiuosis po 2 ir 3, kai tuo metu Kuklio komandos taškai bus tik 1 ir 2. Dabar mes viską žinome, beliko pradėti rungtynę. Sumetam! Tai ką, beliko išsiaiškinti, kuri komanda šiandien geresnė ir kas. Ar Artūras dainuos serenadą kukliajam, ar Kuklusis darys Artūrui pėdų masažą. Taisyklės yra labai paprastos. 10 minučių skaičiuojame visus taškus, bet tavo Kuklusis visi taškai yra po 1 ir po 2. Artūrai, pirmąją minutę tavo taškai po 2, po 3 ir irgi sugrįžtam prie 1 ir 2. Kadangi Artūras traukia kortą, tai pirmąjį kamuolį turės Kuklusis. Taigi ką, mėlėjai? 3, 2, 1, sumetam! Ką, važiuojam? Na ir štai, rungtynės prasideda, man balsas dreba, aš įsivaizduoju, kaip dreba rankos mūsų žaidėjams ir Kuklusis bando prasiveržti ir praranda kamuolį. Ne, nebūsgi, nu. Ir štai, pirmieji taškai. O čia mums skaičiuojas ar jiem? Artūro komanda įmetė 1 tašką, bet kadangi yra auksinė minutė, taškai dvigubinasi, todėl Artūras pirmauja 2-0. Vienintelis krepšinio žaidėjas Artūro komandai bandė mesti 3 taškus, bet nepataikė. NBA, kur jūs esate, štai ką reikia kviesti pirmuoju šaukimu. Na, labai įdomu, kaip čia galiausiai gausis. Biški lėčiau, negalit judėti jaunimas. Taip, lėčiau. Kuklusis, čia tau nerepuoti, čia yra krepšinis, čia viskas vyksta ženkliai greičiau. Jaučiu, pradedu krist. Matosi, kad visas komandos žaidimas yra nustatytas tiesiog ties perduok žaidėjui, kuris moka žaisti. Čia buvo pasas. Žandikaulis man nukrito nuo tokių pasų. Na, iš tiesų, krepšinis to dar nematė. Iš tiesų galime pasakyti, kad Mažinis kviečia savo milžiną. Pasidarom Pandoros skrynią. Čia taip ir turi būti sunku, ne? Kuklusis priima ir strateginius sprendimus šiandienos žaidime. Oi, kokios įtampos ir kaip nesusikalba komanda. Ai,
Na, mesti kamuolį į krepšį, tai ne tas pats, kas mesti banano žievę į šiukšliadėžę. Kuklusis yra nekuklus, nedalinasi, bet tai ir pataiko 2 taškai. Kukliojo komanda pirmauja 1 tašku. Jeigu Artūras gaus masažą, tai būtent jo Severino dėka. Matome, kad mūsų žaidėjai jau pavargo, nes bėgimas jau labiau panašus į vaikščiojimą. Ir Artūras bando savo laimę ir... Buvo arti kamuolys, pašokinėjo, pamojavo mūsų žaidėjams ir sako, šiandien aš tikrai neįkrisiu. Na, matome, Kukliojo milžinas buvo iškvestas pataikyti taškus, bet tai jam sekasi silpnai. Kiek metimų? 5-6 metimai vienas po kito ir tik tai 7 pataiko galiausiai tą krepšį. Trajatakai. Artūras rizikuoja ir pataiko! Gal kažkam atrodo, kad tai baudos, bet teisėjo nėra, todėl žaidžiam toliau. Kraken, good job. Visi žaidėjai, kurie moka žaisti, yra aikštelėje, bet nesusikalbėjimas yra. Štai taip, tiek daug įvairiausių iššūkių įvyko, o susikomunikuoti nepavyko. Ir Kuklusis pelno tašką. Nebandyk, net nebandyk. Nebandyk, jisai sako. Gintis reikia, o ne kalbėti. Na, matome, kad Artūro komanda raudona ne tik dėl marškinėlių, bet ir dėl energijos, kurią jie išleidžia, nes jau žandukai raudoni, kaip 2 pomidoriukai. Gerai! Neskubam. 7-6 ir tik 1 taško persvara. Kuklusis dar per anksti tau džiaugtis. Bando jie kombinuoti, kamuolys iš po kojų, Marcinas nepataiko, iš tiesų, šiandien tiek buvo pramesta kamuolių. Ir štai 2 taškai, na, jau matosi aiškus atotrūkis, jeigu Artūro komanda po to atsigaus, žinokite, mielieji, aš pats jam padarysiu masažą. Neskubam! Ir tik 20 sekundžių. Mūsų kamuolys. Jo. Matraškas. Paimkit galę. Na ir matome, kad Kuklusis kaip nykštukas miške bėgioja tarp medžių su kamuoliu laimingas, nes 3, 2, 1, 0! Finalinė sirena suskambo. Taigi, sveikinu nugalėtojų komandą ir visą laiką atsilikinėjot, bet galiausiai jiems pavyko laimėti. Taigi paplokime garsiai nugalėtojams. Artūrai, nieko baisaus, turėsi dar progų, bet dabar turi progą pasireikšti su savo balseliu. 3, 2, 1, pradedam serenadą dainuoti. Serenadą, šlovink Kukliojo komandą. O kol Artūras dainuoja serenadą, aš noriu padėkoti visiems, kad šiandien įsijungė laidą Sumetam ir palinkėti jums azartiškumo. Nepamiršti karts nuo karto išeiti į kiemą ir mes 3, 2 arba 1 tašką ir aišku, įsijungti kitą laidą Sumetam. O kol kas sakau, ate. Kas dar 3 taškį įmetė? Kas tu 3 taškį įmetė, maladės.